Sveiki, mėly klausytojai, esu Lukas Kulikauskas, išsamaus sąmoningų sapnų blogo sąmoningisapnai.lt kūrėjas ir autorius. Ir šiandien noriu pakalbinti praktiką šios srities, Regimantą, su kuriuo susisiekėm dėl tokios gana konkrečios temos, bet aš jaučiu, kad pokalbis mūsų apims ir daug daugiau. Dėl miego paralyžiaus temos, nes jinai gana tokia artima sąmoningo sapnavimo praktikoje, ypač jeigu mes praktikuojam tokią konkrečią techniką kaip Wild. Tai va šiandien mes galbūt ir apie ją, ir apie miego paralyžių, patį išgyvenimą miego paralyžiaus, nes prisipažinsiu, pats tai nesu patyręs. Tiesą sakant, esu, tik tai labiau gal tokia, supainiojau. Jo, miego paralyžius nesu, bet tokią haliucinacijos kažkokį momentą esu patyręs. Tai va, nežinau, Regimantai, gal tu nori kažkaip, aš kaip visą laiką kalbinu žmonės, bet nežinau tiksliai kaip pristatyti, bet kažkaip atsimenu, vat ir su Rasaulė mes čia prieš tai pokalbį turėjom, tai aš ją tiesiog žinau kaip sapnuotoja, daug žinau jos sapnų, bet nežinau jos tų antpečių. Nu, žinau, kad mama, žinau, kad ten kažką lyg ir veikia, bet tokių kažkokių tų rolių kažkaip mes jų neapkalbėjom. Tai aš jaučiu, kad mes irgi va tam pasiruošiamajam pokalbyje neturėjom tokio kažkokio prisistatymo, bet vat, kaip tu norėtum galbūt prisistatyti? Tai sveiki visi, ačiū, kad kalbini. Tai nežinau, aš tiesiog turbūt būčiau kaip tas tiesiog praktika, žinai. Ilgai to domėjausi, mažai tos literatūros skaičiau, man kažkaip nelabai. Aš labiau mėgstu skaityti grožinę literatūrą, man kažkaip, nežinau, galbūt ta per sunkia sapnų literatūra yra, bet aš tiesiog mėgdavau tiesiog išbandyti daug dalykų praktiškai. Tai turbūt aš toks galėčiau būti tiesiog kaip praktikas. Taip, ir aš taip suprantu, kad šiuo metu aktyviai nebeužsiemi tuo, bet kiek maždaug laiko, jeigu taip susumavus sąmoningų sapnavimų jau užsiemi? Iš viso nežinau, turbūt, kai buvau mokykloje, gal tai čia gal 11-12 metų turbūt, tu domiuosi ir praktikuoju. Geras, tai šiandien tikiuosi kokią nors ir istoriją įdomią išgirsti, ką veiki, žinai, sąmoningose sapnuose, bet čia galbūt trupučiuką vėliau. Šiaip įdomu, mes kažkaip irgi, vat, kaip sakiau, susiradom vienas kitą per tą miego paralyžiaus temą. Gal tu galėtum papasakoti daugiau? Aš suprantu, kad vat, viena iš tų praktikų minėtų tą Wild, kur iš esmės taip sąmoningai gana į tą miego paralyžiaus stadiją yra įeinama, nes jin tokia šiek tiek savotiška, aš taip ją suprantu kaip tokia meditacija, kad kūną tarsi užmigdinam, bet stengiamės sąmonę išlaikyti ir visus tos per tos etapus, kada nežinau, fazė kažkokia, ta vat, mieguistumo, ta pirmoji fazė miego ir galų galiai kitos net REM stadijos. Žinau, kad kai kuriem vienuoliam tai gana paprasta, nes jie šiaip medituoja daug ir tas dėmesingumas jų stiprus, bet aš pats bandžiau šitą techniką, tai taip sudėtinga iš tikrųjų yra neužmigti, tą sąmonę išlaikyti neužmigusią ir tas miego paralyžius dar beje man įdomu dėl ko, nes tokia tema šiaip, gana gąsdinanti greičiausiai ir aš kažkaip forumuose girdėdavau, kad tokių pasisakymų, kad aš noriu užsiimti sąmoningų sapnavimo, bet bijau miego paralyžiaus. Bet įdomu, ką tu galbūt tokiem žmonėm pasakytum ar patartum, kurie va taip galvoja, kad tai yra, kaip ir galbūt net būtina sąlyga sąmoningai sapnuoti, bet tuo pačiu labai bijo. Tai tas miego paralyžius, aišku, šiaip žmonės jį retai patiria, bet kurie pradeda domėti sąmoningais sapnais ir daro tas technikas, tai praktiškai būna tiesiog neišvengiama patirtis. Anksčiau ir vėliau tai tiesiog pradeda patirti žmonės, dauguma bent jau žmonių, nes vis tiek naudojam visokias technikas, ten bandom patekti ir sąmoningai, tarkim, Wild technika ir nebūtinai sąmoningai pačiam sapne, tarkim, vis tiek yra technikos ir pabusti ir jeigu mes darysim vieną iš tokių technikų, tai greičiausiai, kad į tą miego paralyžių pirmiausiai pateksim ir tik tada atsibusim. Tai nežinau, iš tikrųjų,
taip, patirtis yra iš tikrųjų labai baisi dažniausiai, bet ne Mm. visada. Tai turbūt tie patarimai būtų kaip ir dažniausiai tiesiog Aha, nusiraminti, užsimerkti bent jau, kad nematytų tų vaizdinių haliucinacijų, kas yra dažniausiai baisiausia. Ir aha. tiesiog pabandyti išlaukti. Aišku, galima, jeigu yra labiau patyręs žmogus, tą miego paralyžių panaudoti taip, kad tiesiog patekti iš jo į sąmoningus sapnus. Bet aš manau, kad tai padaryti, nu, gan sunku. Aha. O Tai va, galėtum, šiaip dabar keli klausimai. Aš taip taip. išgirdau, kad praktikuojant įvairias technikas, vis tiek, ar visas technikas praktikuojant, taip, gal toks klausimas, ar miego paralyžius yra neišvengiamas apskritai? Pavyzdžiui, nu, aš tiesiog taip, čia tokia Mhm. provokacija, Mhm, mhm. kiek... Tai šiaip tai galima bandyti išvengti. Galima, sakykime, nenaudotų pabudimo technikų, nenaudoti ant tų wake to bed, Mm, ten žodžiu, tų wildų visokių ir tada, aišku, daug sumažės galimybė patirti miego paralyžių, bet mm, vis tiek, manau, tie patys pirmi kartai, ypač kai yra sąmoningų sapnų, žmonės nu, ne visada padaro tas sapno pratęsimo technikas, turbūt daugiau emocijų patiria ir jie tiesiog pabūsta greitai. Ir, nu, patenka, aišku, galima sumažinti, bet tai nėra garantas, kad to išvengs. Tai aš girdžiu, kad miego paralyžius keliose vietose, etapuose būna, ne? Kad vienas bandymas galbūt pakliūti sąmoningai į sapną, tai va tada Taip, ir taip, užmiega kūnas ir tada aš nu, automatiškai į tą miego paralyžių pakliūnu. taip, O kitas dar momentas, kad aš galiu atsibusti anksčiau ir tada dar mano kūnas bus taip, paralyžiuotas. taip. Tai tokie du, nes kažkaip aš prieš tai galbūt taip visą laiką galvodavau, kad miego paralyžius labiau toje stadijoje, kur vat, aš bandau per tą wild, aš užmigdau savo kūną ir tada jau einu į Mhm. sapną. Bet čia dar vat, vienas niuansas, ką tu paminėjai, kurį galbūt galima tikrai išryškinti, kad yra galimybė anksčiau pabusti, Taip, kol dar kūnas miega. Mhm. Ir taip. gal, nežinau, gal tu galėtum, pavyzdžiui, savo patirtį su miego paralyžium papasakoti, kaip tu jį išgyvenai. Mhm. Tai buvo vienu metu, kai aš labai aktyviai tiesiog domėjausi sąmoningais sapnais, atlikdavau labai daug technikų ir tada turbūt aš wild labai naudodavau, ypač rytais, nu tiesiog sąmoningai bandydavau Mhm. patekti iš būdravimo į miego būseną. Ir jo, ir tada turbūt daugiausiai aš ten ir susipažinau su to paralyžium. Tai aišku, iš pradžių būna labai baisu, bet, nu, aš kažkaip tiesiog paskui tiesiog priimdavau tą tokią patirtį, nes tai tiesiog, na, neišvengiama. Tai iš tikrųjų, kai pagalvoji, tai jeigu nebūtų miego paralyžiaus, Mhm. tokios kaip būsenos, tai mes tiesiog lunatikuotumėm. Tai yra tokia, Aha. nu, natūrali apsauginė mūsų kūno būsena. Ir, ką aš žinau, ir tiek, o pats tai dažniausiai, kai patirdavau, nu taip, būdavo baisios patirtys, ten tie šešėliniai žmonės, kažkas kužda, ten, žodžiu, Mhm. tempia už kojų, tai tikrai būdavo baisu. Bet kartais būdavo ir visai nieko patirtys. Gulėdavau, žodžiu, atsimerkdavau ir viskas šviesu, aišku, judėti negaliu, bet Mhm. jokios baimės, tiesiog atrodo pakeliu koją, aš jos iš tikrųjų nekeliu, bet štai matau kažkokį siluetą kojos. Nu, Mhm. pavyzdžiui, tokia buvo patirtis, Aha. viena iš geresnių. Tai va, o šiaip tai, jo, tai mažai labai kartų iš tikrųjų pavykdavo man per miego paralyžių patekti į sapną, galbūt dažniau taip labai nenaudodamas tų technikų, Mhm. tiesiog pabusdavau naktį. Ir tada iš karto būna, na, tas miego paralyžius ir tada jau sapnas. Tada kažkaip Mhm. mažiau ten tų būna tokių ryškių patirčių jo. Tai va. Aš dar galvoju, aš vieną dalyką gal klausytojams paminėsiu, kas man atrodo yra svarbu, kad turėtų būti blogė sąmoningisapnai.lt apie miego fazes, apie miego ciklus šitas išleistas straipsnis. Ir ten yra paaiškinta miego ciklai, kad mes miegodami perinam per tam tikras fazes, jos cikliškai eina. Ir vat ką mes dažnai vat minim, kad kažkaip paryčiais pabundam, tai todėl, kad paryčiais yra miego fazė REM, per kurią sapnuojam, yra ilgiausia ir ten Taip. geriausia tada sąmoningai sapnuoti.
Tai tiesiog, kad tą kontekstą trupučiuką suprasti, apie ką mes šnekam, ir tas beje technikos ten irgi minimas wild, wake back to bed ir taip toliau. Tai vat rekomenduoju aš kart nubėgti į tą straipsnį, pasižiūrėti ir tada geriau suprasti tą kontekstą ir dėl ko apskritai susiduriama sąmoningo sapnavimo metu su vat, būtent miego paralyžiumi. Tai vat mes bandom tas technikas kažkaip išskleisti šiek tiek ir pasižiūrėti. Aš beje dar trupučiuką taip noriu grįžti prie to, vat, ar tikrai visada, nes aš tiesiog pagalvojau, kad aš, pavyzdžiui, nesu patyręs, o sąmoningo sapnavimu gal kokį 5 jaučiu metai užsiemu. Pradžioj taip labiau intensyviai ir net ir wild esu išbandęs, bet mažokai, vat, kaip sakiau, tas buvo kažkoks nuėjimas iki tokių, bet ten vat klausimas, ar ten hipnagoginės, gal labiau haliucinacijos, kur tarsi irgi stengiausi nejudinti kūną, bet tada man prasidėjo visokios audio, pavyzdžiui, aš buvau visiškai kaime ir mano audio haliucinacija buvo, kad aš girdžiu tą šiukšlių mašiną, kai jinai atbulom važiuoja, tas garsas pyp, pyp, pyp. Tai va aš vienu žodžiu visiškai kaime, kur nerealu, kad ten kažkas, žinai, būtų. Ir aš girdžiu tokius dalykus. Tai va tokia malonė, bet aš tada kažkaip, va čia galbūt galima ir pakalbėti apie tą sunkumą, kad aš taip išbuvau, tos haliucinacijos prasidėjo, jau tarsi aš taip jau ir tikėjausi, kad aha, va čia toj sapnas atsitiks, bet taip kažkaip ir taip kažkaip aš natūraliai jaučiu, kad irgi kūnas jau vėl aš tą kūną jaučiu ir kaip ir ir taip išėjau iš to. Ir vat net nebuvo, kad aš šitą miegą kažkaip panirčiau. Tai vat man įdomu, ar tau irgi kažkaip panašiai buvo, kaip tu bandėjai, ir tada dar įdomu gal tas procentas, taip sakant, nes mano buvo mintis paruošti apie miego paralyžių straipsnį, kaip tokį galbūt netgi apžvalginį, kad kaip mes patiriame miego paralyžių ir galbūt su tokia intencija, kad tam tikrą prasme padėti arba pasiūlyti kitokią perspektyvą į miego paralyžių, kurie šiaip natūraliai patiria, kad galima dar per jį nueiti į sąmoningą sapnavimą. Bet va čia aš dabar ir turiu tokią iš tikrųjų dvejonę dėl to straipsnio idėjas ar tokio patarimo, nes va kiek kalbu, kiek pats galbūt patyriau, kad iš tikrųjų nėra lengva. Ir mes galbūt galim pabandyti vat šitą šiek tiek panarplioti. Kaip va tavo nuomonė su tuo, nes gal gali papasakoti savo patirtį, kiek tu esi išbandęs vat, būtent per wild, per miego paralyžių eiti ir kiek tų kartų buvo pasisekę, kodėl galbūt pasisekė, kodėl nepasisekė, kaip tau atrodo? Taip, tai iš tikrųjų bandymų buvo labai daug, bet pavyko labai mažai, aš nežinau ar man, bet šiaip manau, kad daugam taip, nes tai tiesiog, iš tikrųjų nėra lengva padaryti, nes reikia išlaikyti sąmonę tokiai keistoj būsenoje, kai viskas sukasi, ten mintys blaškosi, ten tikrai iš tikrųjų labai sunku išlaikyti sąmoningumą tokiu metu ir pereiti per tas visas būsenas. Plius reikia daug išbandyti, nes labai lengva, ta būsena yra tokia labai trapi ir labai lengva padaryti taip, kad viskas išblėstų ir viską reikia daryti vėl iš naujo. Tai, pavyzdžiui, aš ką dariau ir kaip man pavykdavo, aišku, labai mažai, bet, tiesiog aš darydavau wild turbūt tik tai, kad paryčiais, šiek tiek pavaikščiodavau kur nors, sakykime, tą pusvalandį ar valandą, grįždavau į lovą ir, tiesiog kažko konkretaus aš lyg ir nedarydavau. Galbūt tiesiog skaičiuodavau dažniausiai, arba tiesiog stengdavausi atkreipdėmėsi į vaizdinius, kurie vis atsiranda hipnologiniai būsenoj, kiek žinau. Paskui, kai tai praeina, man būdavo turbūt miego paralyžius, bet prieš tai, žodžiu, būna prieš pat patenkant į miego paralyžių, bent jau man yra tokia būsena, kur labai sunku išlaikyti dėmesį. Atrodo, kad viskas ten sukasi, kad aš pats sukuosi, ten, žodžiu, garsai visokie, vaizdiniai plaukia. Čia va ta yra hipnagoginė, ne? Taip. Ir būna tokia labai įtempta prieš pat miego paralyžių. Ir kai viskas nurimsta, tada, vadinasi, mes jau esam miego paralyžių būsenoje. Ir tada reikia greitai tiesiog įsivaizduoti, aš bent jau kaip darydavau, įsivaizduodavau, kad aš einu kažkur ir stengiuosi kažką pamatyti iš sapno, pajusti, kaip aš einu.
Ir kai kažką pamatau ir tada toj būsenai dažniausiai labai lengva tiesiog sukurti tą vaizdinį ir tas vaizdinys tampa kaip ir filmu ir tada A. tampa sapnu ir aš jau esu ten. Tai va. Aš galiu gal tada čia šiek tiek pristabdyti tokį algoritmą tam tikrą, Taip, kaip girdžiu, ne, kad pirmiausia, tam tikrai veiksmai aš atsiguliu, bandau, taip sakant, susitelkti, nejudėti taip, kūnu, aš taip suprantu, ne, ir tada prasideda va ta iš dalies sunkioji dalis, taip girdžiu, ne, va ta taip, hipnagogija tarp tos. Nes aš suprantu, tas perimas tarp tokio snaudulio ir vat, mūsų budrios būsenos, va čia ir yra tas, kur sąmoningumas po trupučiuką blėsta. Dėl to taip, jisai kažkaip labai natūraliai, nežinau, biologiškai, evoliuciškai taip susiklostė, kad mes jį turim prarasti tam tikrą prasme. Ir va taip. čia aš suprantu tokia savotiškai kova arba labai didelio, įdirbio gal net reikia susikurti tą Taip, išlaikyti. Bet tada ateina tas periodas toks ramybės ir tai yra jau miego paralyžiaus būsena. taip, Ir tada dar vieno žingsnio reikia. Ir va čia galbūt galėtų būti patarimas tie, kurie natūraliai patiria miego paralyžių. Dar kitas žingsnis yra pradėti įsivaizduoti kažkokį scenarijų, net tarkim, kad ir sakyk, kad aš įsivaizduoju, kad tu įsivaizduoji, kad tu eini kažkur. Ir taip, tas tarsi vaizduotė tada pradeda formuoti sapną, ne? Ir taip, tada tu taip. tiesiog pukšti ir patenki. Aš suprantu, kad tai yra iš tikrųjų labai glaudžiai susijusi su irgi įvairiomis technikomis, man atrodo, sapnų inkubacijos, kada irgi naudoja tą wake back to bed, kada iš ryto paryčiais atsikeli ir tada bandai kažkokį irgi vizualizuoti sapną ir iš esmės tu jį po to ir pradedi sapnuoti, kada apie jį taip stipriai galvoji. Taip. Tai va čia tas tiesiog noris užfiksuoti tos žingsnius, ne, taip aš atsiguliu, tada ta sunkioji dalis, kur aš arba prarasiu tą sąmoningumą, arba ne, arba jį ištversiu kažkokiu būdu, ne? Taip. Ir tada ta ramybės būsena, bet irgi toje ramybės būsena aš suprantu, kad galima kabutėse užsibūti, tada tiesiog tu esi miego paralyžiuje, bet tuo metu vis tiek dar tau reikia būti aktyviam ir dar Taip. vieną žingsnį žengti, sukurti tą sapną aplink save, tai yra vaizduotės pagalba. Taip. Ir labai aiškus algoritmas, man šitas kažkaip... Ir kuo jis skiriasi, tarkim, nuo, tarkim, žmonėm, kurie norėtų galbūt tą paralyžių, tą baisę patirtį panaudoti, sakykime, ir patekti į sąmoningą sapną, kodėl jiem gali būti tai sunkiau, nes kai, sakykime, aš tai darau sąmoningai, ten nuo pat pradžių, tai labai retai patenku į miego paralyžių ir man būna kažkas negatyvaus. Dažniausiai būna tokia ramybė, nes mano galbūt mintys būna tokios nesudrumstos, o kai žmonės patenka į miego paralyžių taip va naktį, tai tiesiog dažniausiai tai būna po košmaro. Dažniausiai. Ir tada tiesiog tie baubai, siaubai, žodžiu, ten kažkur skraidžioja aplink, mes apie tai galvojam ir, tiesiog tai šiek tiek, netgi ne šiek tiek apsunkina tą, sakykime, panaudojimą ir kad mes patektumėm kaip nors kitur. Čia matyt irgi prie tų patarimų, kur nejudėk, nekvepuok, kažkaip supras, kad čia nerealu, galbūt galima būtų pridėti tą pabandymą, ne? Pabandyk vizualizuoti tą sapną ir, galbūt, arba kažkokiu būdu gal tos haliucinacijos pasikeis. Aišku, aš čia visiškai ne ekspertas, net nepatyręs, net nežinau, bet galbūt yra tikimybė, kad tada sukursi kažkokį sapną aplink save ir į jį... Taip. Galima, jeigu žmogus nusiramintų ir sakykime, užsimerktų ir tiesiog pradėtų kažką kurti, tai yra tikimybė, jeigu žiūrint, kurioje vietoje jis tada pabudo tą remiego stadijos, jeigu įbaiginėjasi, jam nepavyks, bet jeigu, sakykime, tai yra pradžia, tai irgi yra skirtumas. Jo. Aš beje dar kažkaip galvoju, kad Wild, būtent tas metodas, kur mes kalbėjom, kad yra ta sudėtinga dalis, ta hipnagogija tarp snaudulio ir pabudimo, ta būsena, man atrodo, kad labai iš tikrųjų ją lengviau, tiksliau, praktikuoti, Wild, būtent tie, kurie meditaciją užsiema. Nes jie yra išmokę būtent tą savo psichikos turinį stebėti, mintis, vaizdinius ir kažkaip ir per tokį atstumą stebėti. Tai aš pats irgi pradžioje gana intensyviai stengiausi irgi šitą vipasanoje, atsimenu, buvau tokį nuderinti su meditacija, kad irgi to dėmesingumo išlaikymo būtų kuo daugiau.
Taip. Jo, bet po to vis tiek tai buvo, aišku, nereguliaru, galbūt ir sąmoningo sapnavimo praktika šiek tiek apslopo, tai iki wild tokį valdymo aš taip ir irgi nenuėjau. E, Žinai, kas man dar galvoju įdomu? Dabar gal tu dar galėtum paminėti, vat, iš kur tu galvoji, kad tas sunkumas kyla wild, savo patirtį, gal tu galėtum papasakot, kiek tu bandėjai, kaip tau ten pasisekė, kaip nepasisekė, šitas Aha. įdomu labai iš tikrųjų. Tai aš iš pradžių bandydavau wild daryti prieš pat užmiegant vakarais. Tai aš, žodžiu, kai bandžiau, tai man tai labai prastai sekdavosi. Žodžiu, aš ten galbūt nemigą įsivariau, nežinau, labai ir beveik kasdien bandydavau tai padaryti vakarais, bet paskui kažkaip paskaičiau forumus, nes galvoju, kaip čia man taip neišeina. Ir pasirodo, daug kas skundėsi, kad vakarais neišeina, nes tiesiog patekti mums reikia, kad į sapną, tai reikia REM miego stadijos, o kad būtų ta REM miego stadija, reikia vakarais labai ilgai pralaukti. Tai geriau tai daryti, rytais. Aš kažkaip gal praleidau kažkur, žodžiu, ir jo, daug laiko aš tikrųjų praradau, bet nieko. Dabar ir liko patirtis. Supratau. Aš dar beje irgi žiūrovams vėl, klausytojams tiksliau, siūlau, jeigu nesuprantat, ką mes kalbam apie miego stadijas, tai tikrai žvilgtelti tą mano minėtą straipsnį, tai bus aprašyme šito įrašo. Tiesiog kontekstas bus daug aiškesnis, nes vat, ką tu minėjai, aš galvočiau, šiaip labai nemažai girdžiu kritikos sąmoningam sapnavimui ir jo praktikai, kad jisai gadina miego kokybę. Ir yra keli tokie, pavadinkim, rėžiai gal, kaip argumentuoja, kodėl gadina. Tai vienas yra toksai, kad evoliuciškai, kad mes kai sapnuojam, kažkokia yra, taip sakant, būtina kažkodėl, kad ta sąmonė išsijungtų, kad mes ar pailsėtumėm, ar kažkas ten su atmintim būtų ir taip toliau. Bet nėra dar įrodyta moksliškai, pavadinkim taip. Čia iš esmės kaip su šitais veipais. Dabar prasidėjo ta mada veipų, bet dar neaišku, kokios yra pasekmės. Taip. Nes dar nėra pakankamai duomenų, pakankamai kartų galbūt, kurias ištyrė ir taip toliau. Lygiai tas pats, aš taip suprantu, su sąmoningu sapnavimu. Tai arba nelabai tiesiog finansuojami tyrimai, bet nėra aišku tiesiog, kaip paveikia mūsų smegenys, mūsų miego kokybė tai, kad mes tada, kada mes turim būti nesąmoningi kabutėse, mes tampam sąmoningi, nes ten vis tiek smegenyse keičiasi dalykai. Ir tai neaišku dar yra. Tai tiesiog aš šitą galbūt noriu akcentuoti, nes tai nėra įrodyta. Tai čia vienas toks argumento, kaip ne tai, kad trūkumas, bet kitas argumentas, su kuriuo aš tikrai sutinku apie tą miego kokybę, yra labai dažnai susijęs su technikomis. Taip. Ir būtent kaip mes ir kada mes jas darom. Ir aš taip girdžiu, vieną, ką tu atradai ir sakai, praradai gana daug laiko, nes ir aš prisipažinsiu, lygiai taip pačiai dariau. Aš wild irgi praktikavau ten vakarais, net kažkada buvau tokį mini savo retrytą pasidaręs, kur tiesiog, kaip sakiau, pas ten tokį vienuolį nuvažiavau, savaitę buvau ir grinai visą savaitę sąmoningo sapnavimo praktikom užsiėmiau. Ir ten aš vidury dienos net wild dariau. Tai tikrai aš dabar galvoju, tam tikrą prasme iššvaistyta tas laikas. Dabar gal trupučiuką galim šiek tiek kažkokį tokių perspėjimų ar pasiūlymų klausytojams pradedantiesiem, ko galbūt išvengti, ko nedaryti toj pradžioje, ką aš darėm ir tai buvo, toksai ar neproduktyvu, ar iš tikrųjų net kenkia tai miego kokybei, pavadinkim, ir kad neprisidėti prie tos, taip sakant, bangos neigiamo požiūrio į sąmoningą sapnavimo, kažkaip šviesti, kaip tai daryti atsakingai, nekenkiant savo ir taip toliau. Taip. Tai turbūt pirmas dalykas, ką galėčiau rekomenduoti, tai turbūt nedaryti, tarkime, kokios nors technikos, tarkime, nežinau, ten ta wake back to bed kasdien. Nes, tarkime, įsivaizduokite, jeigu mes darysim kasdien, tai
kas čia bus. Kiekvieną dieną mes atsikelsim po 6 valandų miego, ar ne? Ten tą Taip. pusvalandį atsikelsim, kažką darysim ir vėl eisim miegoti, ar ne? Ten tą valandą, tarkim, mes vis tiek turbūt daugumą esam dirbantys žmonės, ar ne? Nu, tai aišku, kad čia tokiais būdais tai mes tikrai ir tą nemigą įsivarysim ir tų sapnų turbūt nenorėsim sapnuoti. Tai tiesiog manau, kad nekenkiant, tai tiesiog su sveiku protu reikėtų atlikti technikas. Nieko, sakykime, jeigu galbūt yra daugiau laiko savaitgalį, ten pamiegoti, ta prasme, nereikia ten kažko daryti ryte iš karto, tai galbūt tada galima kažkokią techniką savaitgalį padaryti, bet, ne kasdien tiesiog. Kas nekenkia, tai turbūt sapnų dienoraštis, tai kuris manau, čia pradedantiesiam tai yra būtinas dalykas, nes labai pagerina sapnų atmintį, kas yra tiesiog labai svarbu. Paskui... Aš galėčiau čia trupučiuką įsiterpti apie sapnų dienoraštį. Man atrodo, aš dar kažkaip norėčiau irgi akcentuoti, kad ta jo svarba iš tikrųjų, nes kas yra, man atrodo, svarbu, ypač pradedant, kad jeigu mes turim tą sąmoningą sapną, tai būtų gerai ir atsiminti, kas yra. Taip, tikrai taip. Tai tas sąmoningų sapnų dienoraštis labai padeda. O kita vertus, taip pat jisai, man atrodo, veda, kaip praktika kartu su to realybės testu. Irgi čia beje straipsniai yra, galite pasižiūrėti, įmesiu į šitą į aprašymą, bet esmė, kad kai mes susirašom, tarkim, sapnus, mes pamatom tuos tam tikrus pasikartojimus, kad ten, nežinau, aš kas antrą kokią naktį sapnuoju, kad aš ten kokiam esu miške, ar ten dar. Ir tada pagal tai visai galima padaryti, kad tai būtų tokie kaip trigeriai, taip. Kad aš po to tiesiog sapne prisiminčiau, kad, palauk, aš vėl miške, tai žiūrėk, čia galbūt aš sapnuoju. Taip. Rekomenduoju tiesiog tokiais dalykais, jeigu jie yra pasikartojantis dalykai ir sapnuose, ir čia realiam gyvenime, tiesiog tais momentais padaryti realybės patikrinimus. Ir tiesiog jeigu sapne tai padarysim, tai tiesiog tapsim sąmoningi. Tai labai čia irgi geras dalykas. Gerai, taip numušiau, bet tęsiant, jeigu apie patarimus, ar ne? Patarimus, jo, dėl sveikatos sumetimų, pavadinkime. Tai nežinau, iš tikrųjų, aš sakyčiau, tiesiog su sveiku protu reikėtų tas technikas atlikti ir tiek, kas, nežinau, sapnų dienoraštis, tai turbūt nieko negalėtų pakenkti. Realybės patikrinimai irgi. Čia tos tik tai technikos, kai mes, jeigu naktį bandom, sakykime, daryti, ten atsibūsti specialiai, ten trikdyti tą miegą, tai taip, greičiausiai taip pakenks. Nes aš dar šiaip, man atrodo, tikrai tos ribos svarbios, kaip tu sakai, galima savaitgalį galbūt pagalvoti, arba ten, jeigu, pavyzdžiui, aš kažkokią savaitę atostogų turiu, aš tada paminėjau tą savo retrytą pasidariau, kur aš savaitę išvažiavau pas vienuolį ir tiesiog žinau, kad, žinai, tiesiog visą savaitę turiu, galiu tam grinai skirti laiką. Tai gaila, aišku, bet mes Lietuvoje apskritai neturim tokio dalyko kaip retrytas sąmoningo sapnavimo. Man atrodo, čia labai būtų įdomus dalykas, galbūt ateityje ir net būtų perspektyvų galima padaryti. Bet nes labai naudinga, todėl kad tikrai galima intensyviai pasinerti. Ir pavyzdžiui, kalbant apie tą wake back to bed, tas prime time, geriausias laikas sąmoningam sapnavimui yra tas paryčiai, nes REM miego stadija ilga, daug sapnų, taip pat mūsų sąmoningumas jau bunda, tai dar lengviau suprasti, kad sapnuoja ir taip toliau. Bet aš atsimenu, kad aš buvau kas 90 minučių užsistatydavau. Ir čia irgi toksai kaip wake back to bed, tokia ištesta, pavadinkim, versija, kur tu tiesiog kas 90 minučių, kada jau tas perėjimas į tą REM stadiją ir atsibundinėjai, bet tada aš turėjau galimybę nueiti po pietuko, jeigu neišsimiegojau ir taip toliau. Tai tas iš tikrųjų, man atrodo, bet tas labai, pamenu, pagreitino mano sąmoningo sapnavimo praktiką, nes ten daug patirties iš karto atsirado, daug technikų buvo išbandyta įvairių ir labai sustiprino. Tai jaučiu, tas reguliarumas, atsargumas, ribų yra svarbus, bet man atrodo, kad toks galbūt patarimas, kad kažkada trupučiuką galima pabandyti užintensyvinti, tam, kad daugiau tos patirties sukaupti ir tada jau, kai jau tos grįžtam, pavadinkim, realų gyvenimą, kur yra darbai, kur yra, nežinau, antros pusės ir taip toliau, kad tiesiog ta praktika, jau judėtų irgi toliau. Tai gerai, aš taip girdžiu, kad šiaip pagrindinės tokias technikas, man atrodo, mes taip kaip ir net aptariam, kad tas wake back to bed jau čia tokia viena iš pagrindinių elementariausių, ir geriausia daryti
tas praktikas ir wild tuo pačiu yra tais paryčiais, kada turim tą jau, kada greit galim iššokti į tą būseną. Taip. Dar galvoju įdomu, gal galėtum papasakoti irgi savo tiesiog istorijų keletą, kaip tu, ką tu veiki, kada tu pakliūni sapną, nežinau, irgi ar turi kažkokį algoritmą, tame, žinai, kažkokią rutiną, gal netgi pavadinkim taip, iš kurios, mes irgi galėtumėm pasimokyti. Taip, tai aš iš pat pradžių, tai, pakalbėjom apie tą wild, ten wake back to bed, kai sąmoningai bandom patekti, bet jeigu, tarkim, aš esu sąmoningam sapne, ar ne, tai ką aš darau dažniausiai, tai iš pat pradžių labai dažnai tos būna stiprios emocijos, sakykime, ten nuostaba, visa kita, ką reikia slopinti, tai aš tiesiog visų pirma stengiuosi padaryti vieną iš stabilizavimo technikų, kai tik patenku į sąmoningą sapną, tai yra ten jau įvairių, aš dažniausiai naudoju tiesiog trinu rankas ir, kreipiu žvilgsnį kitur, kad nesustabdyčiau remiego stadijos. Arba tiesiog griebiu už kažko, jeigu matau kažką, tai irgi stabilizuoja sapną. Griebiu už kažkokio objekto? Jo, taip. Tada irgi kažkaip, čia yra tokie mano vieni veiksmingiausių dalykų, bet stengiuosi vengti kitų stabilizavimo technikų, tokių kaip kristi ant nugaros, nes tai irgi stabilizuoja sapną, kristi ant nugaros arba suktis labai greitai tiesiog aplink savo ašį. Tai stabilizuoja sapną, bet tai labai dažnai pakeičia sapno aplinką ir tiesiog galime, aš dažniausiai prarandu sąmoningumą po tokias technikas. Tai va, sapnas tęsiasi, bet aš jau nesąmoningas esu. Taip, geras šitas pastebėjimas. Tai ir stabilizuoju sapną ir padarau keletą, dažniausiai 2 realybės patikrinimus, tai man dažniausiai veikia tiesiog pažiūriu rankas, kokios jos yra, ar tiek pirštų, ar tokia spalva ir panašiai. Ir pati veiksmingiausia turbūt man būtų realybės patikrinimo technika, tai užsispausti nosį ir pabandyti kvėpuoti. Nes praktiškai 100% veikia, bent jau man. Taip, aš beje turiu klausimą. Šita technika man irgi labai stipriai veikia, bet man būdavo keletą kartų, kad aš čia vėl matytas dėmesingumo klausimas, kad aš tiesiog padarau ją, bet aš tada jaučiu tą savo kūną gulintį. Pradedu kažkaip jį koncentruotis ir tada matyt tas pabudimas yra. Tai čia matyt net neklausimas, aš pats ir atsakiau. Taip, reikėtų atsargiai iš tikrųjų. Reikėtų stengtis kuo mažiau apie tą kūną galvoti. Taip, būdavo iš pat pradžių ypač labai keista, kaip čia atrodo, kad ten kokios žiaunos būtų ir panašiai, bet kažkaip paskui pripratau, per daug apie tai negalvodavau ir tiesiog, trumpai padarydavau ir, žodžiu, suprasdavau, kad ten, žodžiu, jau tikrai sapnas, nes aš turėjau tokią baimę, nes gyvendavau, žodžiu, 9 aukšte ir supratau, kad sapnuoju, ateinu į ten tą balkoną, žodžiu, ir padarau ten tos, nežinau, 2-3, gal net 4 realybės patikrinimus, tai tikrai būtų sapnas, nes kad galėčiau, žodžiu, šokti per tą langą. Tokia, nežinau, gal kvaila baimė būdavo, bet taip man būdavo. Tai va padaryti. Čia aš šiaip, Aš esu girdėjęs baisių istorijų, nes, ta prasme, kai kurie žmonės, kurie nutikuodavo, tai būdavo tikrai baisių dalykų. Žmonės užlipa ant stogų, miegodami. Ten kitas, aš nežinau, kiek čia yra tiesos, girdėjau, aš skaičiau vienam straipsnį, nuvažiavo ten, nežinau, kažkiek 50-100 mylių ir žudė savo šeimą. Aš nežinau, kiek tai yra įmanoma, bet tiesiog, ta būsena nutikavimo, tai man vis dar yra tokia, kad baisiai iš tikrųjų. Taip, aš irgi tokių iš tikrųjų istorijų girdėjęs ir suprantu, dėl ko tiek daug padaryti tada tų realybės patikrinimų, kad tikrai įsitikinti, kad sapnuoju. Ir aš galvoju, čia visai ir nauda, nes tu tikrai įsižemini. Aš taip girdžiu, kad pirmas dalykas, ką iš vis geriausia daryti atsiradus sapne, nes labai dažnai pradedant sąmoningai sapnuoti, yra tas toksai džiaugsmas, kad aš sapne ir žiūrėk, čia dramblys kažkoks skrenda, dar kažką. Ir tas
emocija pažadina labai greitai. Taip, reikėtų irgi slopinti, stengtis emocijas kuo labiau, kad ir kas būna, per daug neišsigąsti, per daug nesidžiaugti, nes jo irgi labai daug sąmoningų sapnų tiesiog praradau, pabudau dėl emocijų pertekliaus. Čia aš taip turiu tarimą, kad irgi normalu, vėlgi, matyt, meditacija padeda tos dalykus, bet aš dar girdžiu tą vat, pirminį žingsnį, tai įsižeminti į tą sapną, tas stabilizavimas, o dėl ko jis svarbus, kaip tau? Nes tiesiog, aš nežinau, gal čia tik man taip, bet man, kažkaip labai nestabiliai man tas sapnas prasideda dažniausiai. Ir labai dažnai pabusdavau. Tai aš tiesiog, taip jau mano įprotis toks atsirado, kad aš tiesiog visada stabilizuoju sapną. Tai yra stabilizavimo arba pratęsimo sapno technikos. Jos yra tokios pačios. Tai žodžiu, ją atlieku ir tada būna viskas gan stabiliai kuriam laikui. Aš turiu tokį šiaip asmeninį klausimą, man nežinau, jeigu tu nenorėsi, gali neatsakyti, bet kokia tavo šiaip motyvacija, vat, ko tu siekdavai sąmoningam sapne, nes aš suprantu, kad, mes ten einam, ten kažką darom dėl to, kad, kažkokių tikslų, turim kažkokių motyvų. Įdomu, ko tu. Aš veikdavau anksčiau? Klausimas, žinai, ką veikti, aš jaučiu jisai toksai, labai įdomu, ką tu veikdavai, ten ar skraidydavai, ar dar kažką darydavai, bet man atrodo, kad dar po to veiksmu dar yra kažkokia, žinai, priežastis tokia, ar tu esi savo, o gal tu dar, net nesįsivardinęs, nežinau, tiesiog įdomu, ar tu kažkokią problemą, žinai, sprendi, ar tu kažkaip smalsiai kažką tyrinėt norėjai, ir įdomu, tiesiog va tas. Tai iš pradžių, aišku, kaip ir visi, aš ten skraidydavau, ten, važinėdavau, ten greitai automobilių ir panašiai, ten tie visi dalykai. Buvo labai smagu ir pramogos visokios ten. Paskui galvodavau, taip, maždaug gerai, bet kas tie sapnai, ką ten galima, gal ten kažkas yra giliau. Tai būdavo, aš buvau skaitęs formuose, kaip žmonės pamato kai ką nelogiško sapnuose, į tai įsižiūri. Ir sapno aplinka visiškai pasikeičia į tokį kaip ir surrealistinį vaizdinį, aš nežinau, tai būdavo ir aš ir tai pabandydavau kažkada, arba sakykime, kai būna košmaras, tai reikia, kai kurie žmonės, kurie nebėgdavo ten nuo tų visokio, o juos netgi, sakykime, ten tuos pabaisus ar kažką apkabindavo, tiesiog kaip ir priimdavo tą šešėlį, jie tokias labai įdomias patirtis patirdavo. Tai aš tokius dalykus bandžiau padaryti. Tai jo, kartą, kai košmaro metu aš kažką tokio padariau, man atrodo, tiesiog nustojau bėgti nuo kažko. Papasakok tavo košmarą, labai įdomu. Tai buvo labai seniai, bet aš kiek pamenu, tai irgi tiesiog pasikeitė aplinka ir tiesiog dabar konkrečiai nepasakysiu, kas ten tokio buvo, bet tiesiog labai kažkaip ramiai jaučiausi. Tokia buvo kaip ramybė, aš nežinau, ir buvo sapnas toks labai toks ryškus, taip kaip tikrovė atrodytų, nežinau, tokia atrodo, lyg nesąmoningas sapnas būtų kažkas kita. Tai jo, ir tokie buvo kelių tokių iš tikrųjų labai įdomių patirčių, kas, tiesiog kelia daug klausimų, kas ten tokio. Ir norisi vis dar patirti. Ir tai ir pasąmonės būdavo, paklausdavau, ką nors, ir kartais atsakydavo, kartais ne. Tai jo, tokių įvairių, šiaip motyvacija. Jei nenukrypstant, tai nežinau net kokia iš tikrųjų. Tiesiog man tai labai įdomu tiesiog patirnėti tą pasąmonę. Smalsumo vedamas. Taip, turbūt taip. Bet aš taip girdžiu patyrinėt, bet kartu kažką ir atras. Tas smalsumas, toks klausimas, ar atras ar netras, ar pasiteisins ar ne, taip girdžiu. Pavyzdžiui, sakai, kažkaip pabandyti ten apsikabintą kažkokią pabaisą košmarišką. Gal prisimeni kažkokį tokį eksperimentą, kuris pavyko ir kaip jisai galbūt paveikė tave, nežinau, tam gyvenime, paprastam pavadinkim taip, nežinau kaip net įvardinti iš tikrųjų. Kažkokio labai tokio, tai ne, turbūt nebuvo, bet būdavo tokių, kažkaip aš, pakeisdavau tą sapną į tokią kitokią aplinką ir tiesiog jis tapdavo labai, taip, maždaug kaip ir tada, kaip pasakojau, labai ryškus, toks labai aiškus, jausmas toks visai kitoks atrodo, ten kaip tikrovė būtų. Tai iš tikrųjų, aš aišku, tokių sapnų labai mažai turėjau, bet
tiesiog jie kažkaip tiesiog priverčia susimastyti, kas ten tokio yra, Mm. kas tie sapnai iš tikrųjų yra. Tai va. O, tu prasme, dėl ko priverčia taip susimastyti? Nes, atrodo, kad tai nebūtų sapnas. Tai Ai, atrodo, kiek kad tai kita realistiškai. tikrovė. Taip, Aha. taip. Ir daug žmonių tai yra, kiti tai astralo vadina, aš nežinau, aš apie tai nenorėčiau turbūt daugiau kalbėti, nes aš tiesiog nežinau, kas tai yra. Ir tai yra tiesiog daug nuomonių apie tai, tai aš tiesiog galbūt net taip nevadinčiau. Tiesiog yra tokia galbūt sapnų būsena. Mes irgi čia kalbėjom su Pauliumi Purlioniu, vat, neseniai kalbinto Aurimo Purlionio broliu, tai irgi minėjo, kad labai kai kurie sapnai tikrai tokie tikroviški ir, pavyzdžiui, tada kaip čia, darbas su savimi yra irgi tam tikrą prasme apsunkinamas, nes tu prieini prie sienos, kuri yra realiai siena, visiškai siena ir tu pradeda abejoti, ar aš galiu pereiti ją kiaurai, tokie kažkokie įsijungia dalykai, kur čia yra sapnas, tu gali, bet tada tos baimės kažkokios paaštrėja, padidėja ir tarsi kažkoks toks mokinimasis. Mane tai prisipažinsiu, galbūt tas visai jaudina ir irgi vilioja, įdomu, tas toks savotiškai toks ribų kažkoks peržengimas, bet irgi minėtas tas epizodas, kur kažkokį pabaisą apsikabini, tarsi priėmė, aš irgi girdėjau tokių, ir man tokių kažkokių košmariškų per daug nebuvo, bet aš labai mėgstu su sapno personažais pasikalbėti, pabendrauti. Ir tokį kažkaip, nežinau kiek, vat, smalsumas, kaip tai kažkaip keičia kasdienybę, nežinau ar keičia taip smarkiai, bet kažkokie atsilaisvinimai, kažkoks atsilaisvinimas įvyksta. Aš atsimenu vieną sapną, bet jisai visiškai buvo nesąmoningi sapnai. Pas mane tiesiog jie kartojasi. Aš to atsimenu pačioje pradžioje, vat, kaip pradėjau domėti sąmoningais sapnais, pradėjau praktikuoti, bet kadangi nebuvo Lietuvoje bent jau aš taip nesusitikau su daug praktikų, kažkokių mokymų, lektorių ir taip toliau, mes įkūrėm su Vatrasaulė tą analizės grupę. Ir aš pamenu, kad mes ten daug užsirašinėjome sapnų dienoraštį ir aš pamenu, kad aš sapnuodavau tokius sapnus, kad mane vis kažkas vejasi, čia irgi toks kaip košmaras vejasi ir aš bėgu, jisai mane ten prie pat pagauna, aš jį visai su peiliu ten raižau ir niekur žmogų, ir jisai niekaip nemiršta, jis mane vis vejasi, mane vis pasyvėja ir aš ten ir su kirviu ir taip toliau ir aš jį bandau visai nužudyti ir man niekaip nepavyksta. Ir tas toksai šiaip atsikėlus didelė tokia tarsi irgi baimė, kažkoks toksai sumišimas, bejėgiškumas ir taip toliau. Bet po to aš sėdėjau kažkurio momentu, taip žiūrėjau ir taip tikrai tokių daug pasikartojimų buvo. Ir irgi atsimenu, ar vizualizaciją dariau ir aš po to pagalvojau, palauk, kaip čia taip yra? Ir man pasirodė, kad čia žaidžia, kad čia yra žaidimas. Nes ir manęs negali nužudyti. Mane nors pasyvėja, man ten durė su peiliu, bet irgi manęs nenužudo. Aš ten galvoju, ir aš taip galvoju, palauk, bet tai čiagi žaidimas. Ir tada dar aš prisimenu tos pabaisas, ar ten žmonės, dažniausiai žmonės būdavo, kurie vejasi, ir aš taip žiūriu jų veidus, tai jie ten šypsosi momentais, ir pala. O jeigu čia viskas, yra ne taip, kad čia kažkas baisaus, kad čia mane kažkaip nužudyt, o gal čia su manim žaidžia tokiu būdu. Ir tada po to laiko aš nei karto tokio sapno nebesapnavau. Labai įdomu. Košmaro nebesapnuoji, ta prasme? Ne. Tokio tipo sapnas, kad mane vejasi, kad, aš sapnuodavau dar karts nuo karto, kad mane vejasi, bet niekada tokio, kad aš negaliu nužudyti, negaliu pabėgti, ten pjaustam vienas kitą ir visaip kitaip. Ir tas kažkaip mane ta realizacija, kažkaip įžvalga, jinai kažką pajudino. Ir po to, sakau, nesikartoja. Tai man toks trupučiuką irgi įdomi labai ta dalis, kažkokia žinia, kur neša. Tai tuo metu aš jau, kai pasakiau savo, žiūrėk, žaidžias čia su manim, man tas žaidimas, gyvenime žaidimas, nežinau, bet kur gal paimkim taip, labai tokia kaip tema tapo, kuri ryški. Ir aš pats dirbu su patirtiniu ugdymu, patirtiniu mokymusi, tai ten labai daug to mokymosi per žaidimą ir taip toliau. Tai man tokia labai išryškino tema, į kurią aš po to labai pasinėriau. Tai aš sakyčiau, bet tai buvo vėlgi, nebuvo sąmoningas sapnas, tai buvo tokia daugiau tų nesąmoningų sapnų analizė
kuri privedė prie tokių. Ir galvoju, ar tau buvo vat, kažkokia tokia įdomi realizacija, galbūt netikėta, nežinau, sąmoningų, nesąmoningų sapnų pagalba? Geras klausimas. Nežinau. Sunku pasakyti. Kažkas tokio, kad būtų. Galbūt tiesiog po tų sapnų kitokių tiesiog, na, kilo galbūt toks klausimas, kad ar apie tos realybės galbūt abejojimų tiesiog, kas tai išvis yra realybė, ar čia tie sapnai tai yra tik mūsų įsivaizdavimas, ar tai yra kažkas daugiau, galbūt maždaug filosofiškai pradėjau daugiau apie tai galvoti, o taip tai, nežinau, galbūt tai tiesiog pasikeitė. Taip. Supratau, tokie patyrimai, kurie iš esmės privertė susimastyti apie pačius sapnus ir kas už jų neslypi ir taip toliau. Taip. Toks gilesnio kažkokios, nes taip girdėjau, kad irgi pradžia, ne mašinos kažkokie skraidimai, tokie fun, bet po to, ne, kažkaip persijungia šiek tiek tas mąstymas. Taip, manau, kad ten čia taip natūraliai, nes, pavyzdžiui, aš tų sapnų tikrai esu užsirašęs, ten, nežinau, gal daugiau nei 200 ten turiu, kažkur sąsiuvinius, nežinau, guli. Tai tiesiog atsibosta tas pramogos ir tiesiog norisi patyrinėti, norisi kažko daugiau. Gerai, aš galvoju, gal taip galima apibendrinti, pabaigą eiti. Nežinau, kaip tu jauti, ką tu norėtum dar galbūt pridėti, ar kažkokį patarimą sapnuotojui, būsimam, pradedančiam, galbūt kažkokį ir patarimą jau, nežinau, pažengusiam turi, kažką gal pridėti nori tiesiog. Tiesiog, kad eksperimentuotų laisvai ir tiek su tuo. Ir aš taip kažkaip tikiu, kad visai mūsų šitas pokalbis, nes mes visai nemažai aptarim ir tą miego paralyžiaus fenomeną, pavadinkim, ir tas praktikas, kaip galima jas kažkaip ir saugiau, arba tiesiog, kas galbūt darė šiuo metu ten vakarais, ar dar kažką šiek tiek susimastyti ir dėl savo miego kokybės ir kaip ją gerinti, vis tiek praktikuojant sąmoningą sapnavimą. Ir šiaip labai tokie baigiam savotiškai įdomią natą, būtent tas kažkoks gilesnis poreikis, gilesnio to tyrinėjimo sapnuose. Tai aš atsimenu, kad aš, kai paskelbiau apie tą savo blogą, kad vat jau čia jisai sukurtas, ateikit pasižiūrėkit, aš tokį parašiau sakinį, dėl kurio po to dvejojau. Aš parašiau, kad tai yra pamatuojama, patikrinta ir čia viskas aišku. Bet aš greičiausiai, kad aš taip pagalvojau, kad aš matyt turėjau omeny tam tikras, tiesiog technikas, kad jas taikant, ne, gana galima pamatuoti. Ten pavyzdžiui, nežinau, stabilizavimo technika, suveikė, nesuveikė, kaip suveikė, ir taip toliau toksai analizė. Bet vat kaip mes baigiam to gilesniais kažkokiais sluoksniais sapnavimo, kur vat tam tikri kažkokio ar psichikos savo pažinimas, ar vat kažkokio, ar pasąmonės kaip tokio, nežinau, kažko, ne? Tai čia jau jaučiu, kad tas mano pasakymas, kad tai yra pamatuojama, aišku ir taip toliau labai nublanksta. Ir aš kažkaip irgi taip džiugu, kad mes pasinėrėm iki šito lygio ir aš tikiu, kad apie jį ir kažkaip nelengva kalbėti, nes vat tie apibrėžimai tam tikrą prasme tokie, irgi lucid, kaip tokie takus, lakus kažkokie, vat, kai kurie galbūt tai vardina kaip jau astralinę kelionę, kai kurie dar kažkaip kitaip ir taip toliau, taip sunku apibrėžti, suprasti, pamatuoti ir va čia jau šiek tiek tos klampynės atsiranda. Bet vis tiek verta ir įdomu ir čia matyt tas taškas ir yra, kada jau mes ir į tą klampynę, taip sakant, pradedam eiti, tas pats įdomumas ir atsiveria, tokie atradimai kažkokie netikėti ir taip toliau. Tai nežinau, tai mano irgi toksai matyt palinkėjimas būti, daryti, eksperimentuoti ir atrasti, kas sau veikia, tuos klausimus, į kuriuos patiems norisi atsakyti.
Tai ačiū, kad klausėt, ačiū tau, Regimantai, Ačiū, labai kad kalbinai. už pasidalinimą, labai buvo įdomu iš tikrųjų.